Sveiki, štai pirmasis filmas puslapyje Astroterapija apie astrologiją. Kalbėsiu iš karto tiesiai šviesiai. Esu tik tai hobby lygio, nesu baigęs jokios aukštosios mokyklos, nieko nestudijavau apie astrologiją jokiose mokyklose, tiesiog savamokslis, bet kartais žmonės atsisveikinimai pasakydavo ačiū ir su nuostaba išeidavo, pasakė tokį faktą, komentarą, kad kažkur tai Lietuvoje sumokėjo žymiems astrologams nemažas sumas, nesužinodavo, neišgirdavo tiek, kiek kartais man pasisekdavo pateikti žmonėms suprantama jiems kalba. Duodavau, taip išeina, šiek tiek daugiau informacijos. Dabar pakalbėsiu apie antrąjį zodiako ženklą. Ten buvo mūsų puslapyje parašyta apie ascendentą, tai yra brūkšnys, šita va linija, kada rytinėme horizonte kylantis ženklas ryte, bėgant dienai, maždaug 2 valandų laikė, keičiasi ženklas. Kiekvienas žmogus turi dar antrąjį ženklą, vieną iš šitų 12, iš tų pačių 12. Tai yra 144 variantai, todėl žmogus gimęs ne tą pačią dieną, į kitą žmogų nėra panašus charakterių, kadangi valandų skirtumas yra ir jis įgauna visai kitą atspalvį. Pavyzdžiui, gali būti svarstyklės liūtas, svarstyklės jautis ir tai jau bus visiškai skirtingi žmonės, skirtingos asmenybės, nors planetos taip pat bus susėdę į tuos pačius zodiakus. Čia yra Uranas, Neptūnas, Marsas, Venera, Merkurijus, Saulė, Plutonas, Mėnulis ir Saturnas. Nu ir dar Jupiteris, 4. Tarp kitko, Jupiteris yra ir Taro kortos šitas ženklas. Tai yra fortūna, laimė. Dabar apie ascendentą. Tai kylantis zodiako ženklas, šiuo atveju liūtas, ir jeigu Saulė yra ožiaragėje, tai yra žmogus gimęs šią akimirką būtų taip: ožiaragis, liūtas. Horoskopas liūtas, zodiakas ožiaragis. Ir daug variantų. Kas norės užsakyti informaciją apie save, žinodami savo gimimo laiką, valandas ir minutės ir vietą, galėsiu suteikti informacijos. Tai bus maždaug apie 10 minučių skaitimo. Tai bus karjera, tai bus geroji pusė, blogoji, tamsioji pusė, tai bus meilė, tai bus sveikata, tai bus informacija apie tėvus ir šiek tiek apie siekius, karjerą, ko siekti ir ko vengti. Taigi dabar paaiškinsiu šiek tiek, parodysiu, kaip tai įsivaizduot tą kylantį ženklą, tą ascendentą rytinėme horizonte. Kaip tai atrodo. Štai rytinis horizontas ir mes čia matome, daleiskim, mišką, tai galbūt ryte ar tai naktį, nesvarbu. Ir aplink mus sukasi zodiakai. Ir jie, tas dangaus skliautas, jisai sukas nuolatos. Ir kas 2 valandas jisai keičiasi. Dabar praeina mergelė ženklas, paskiau svarstyklės, paskiau skorpionas, šaulys, mergelė. Ir taip sukasi diena iš dienos tas pats ir tas pats. Ir kada žmogus gimsta, mes, pavyzdžiui, galim sustabdyti dabar tą visą veiksmą. Kada žmogus gimsta, pavyzdžiui, jo rytinėme horizonte kylantis ženklas yra, to atsuksiu kokį nors zodiaką. Pavyzdžiui, liūtas tiesiog rytinėme horizonte tiesiog kylantis ženklas liūtas. Tai tas žmogus, jeigu gimė vasarą, pavyzdžiui, ten pagal zodiaką Vėžys, tai tą akimirką jisai įgyja liūto atspalvį. Ir to žmogus šiaip iš tikrųjų turėtų vadintis Vėžys liūtas. Tai yra ascendentas.
ascending kylantis ženklas. Tuos visus aspektus tarp planetų studijuosime galbūt kitose filmuose. Taip pat pakalbėsiu ir apie suderinamumą tarp dviejų partnerių, kada bus kalbama dviejų partnerių suderinamumas, kaip jie tinka vienas kitam, kas stumia juos, kas jungia. Ir bus galima suprasti tiesiog kiekvienam iš jūsų, kodėl namuose esamos problemos, nesusipratimai galbūt tarp jūsų kažkur tai kyla. Sudėsime jūsų ir jūsų partnerio žvaigždės ir tiesiog parodysiu žemėlapį vizualiai. Šiuo atveju, pavyzdžiui, sudėjau 70 metų Liepos 15 ir lapkričio 15, 72 metų, pavyzdžiui, dviejų žmonių. Ir gaunasi taip, kad yra kažkokia tai fizinė trauka, kūnų trauka, neblogai sekasi darbe jiems abiems, šiek tiek gali pasikalbėti tarpusavyje, bet nejaučia malonumo ištisai būti, kadangi vieno ir kito mėnulis yra 90 laipsnių kampą turi tarpusavyje, tai negeras aspektas, piktas. Taip pat prieš kito žmogaus, Saturnas stovi prieš kito žmogaus Saulę, paskiau mėnulis vieno žmogaus stovi prieš kito žmogaus Venerą, tai čia yra tiesiog, tie žmonės negali ilgai būti, jie pabuvo, pasidžiaugė, arbatos kavos išgėrė, dėl kažką tai pabendravo daugiau ir išsiskiria, jie negali būti kartu. Energijos išstumia jos vieną nuo kito. Tai vat galėsime tuos pastudijuoti dalykus, bet šiuo atveju reikalingas bus vieno iš tų žmonių tikslus gimimo laikas. Tada galima bus pakalbėti apie sinastriją, suderinamumą tarp dviejų žmonių. Apie šitą dalyką Lietuvoje mažiau gal šnekama, sunki tema, nelabai įsisavinta. Aš turiu pakankamai literatūros, pakankamai patirties, jau buvo ir realiai, ir praktikoje, ir galėčiau suprantama kalba jums paaiškinti, kaip tai viskas vyksta. Tai tiek apie tą mūsų astroterapiją, kuri ilgą laiką tylėjo ir nedavė jums jokių žinių iki šioliai, realių žinių. Manau, laiko atsiradus kartas nuo karto į savaitę 1-2 filmukai gal rasis mūsų kanale ir jūs galėsite jau pažiūrėti daugiau visko ir daugiau visko aptarsime gyvai, piešiu galbūt grafikus, tos papaišysiu, ranka parodysiu planetų, gerus, blogus kampus tarp planetų ir galėsite daugiau suprasti tiek apie save, tiek apie save supančius žmonės, kodėl vienaip ar kitaip yra, kas gero, kas blogo ir kai kurios dalykus įvardinsime jau tiksliai žodžiais. Tai tiek apie astroterapiją, mūsų tą puslapį, apie astrologiją, jisai tikrai geras mokslas, mūsų visus ryškiai parodo, kaip sakant, saulės šviesoje, tada mes žinome, ko reikalauti iš savęs, ko galima tikėtis iš kito žmogaus, kiek vienas kitam deram ir kodėl būti gerą draugę ir kodėl kitus žmonės vienas nuo kito stumia, kada jie negali būti vienas šalia kito ilgą laiką, susipyksta. Tai tiek apie šį ascendentą, antrąjį ženklą, kurį, kaip sakiau, turi kiekvienas žmogus, tik tai reikia žinoti jo gimimo laiką, tada nustatomas antras ženklas ir paskiau, kas norės detaliau sužinoti apie jo reikšmę, ką jisai duoda tam konkrečiam žmogui, galėsite užsisakyti šitą informaciją ir bus jinai pateikta maždaug savaitės bėgyje. Tiek žinių ir iki malonaus. Ačiū, kad žiūrite.